Kaip susitaikyti su praeitimi ir pamilti tikrąjį save? Labai svarbus klausimas. Kai mes nesuvokiam esminio principo visatos, mes labai dažnai kiekvieną situaciją priimam kaip grėsmingą mums, kaip nepalankę mums ir mes kovojam su ją, bėgam nuo jos. Kada mes kiekvieną situaciją priimsim kaip pagalbą mums, kaip galimybę tapti harmoningesniam, kaip sielos skaistinimo mechanizmą, kaip dieviškumo pagalba atsirišant nuo to, kas mums kenksminga, kas mūsų sielą įveržia, tada viskas atsilaisvins. Taigi, susitaikyti su praeitimi. Jeigu mums reikia su ja susitaikyti, reiškia mes pakankamai daug patyrėm ten skausmą. O skausmas patiriamas kada? Tada, kada mes priešinamės situacijoms. Kada mes manom apie jas, kad jos yra mums skausmingos, negeros, mes bėgam nuo jų. Tada tas skausmas, kurio mes neišgyvenam, jisai sėda į mus ir lieka mumise ir neleidžia mums to užmiršti ir neleidžia susitaikyti. Taigi, ką mums reikia padaryti? Mums reikia tiesiog sugrįžti į tas situacijas, bet pirmiausiai suvokti pačią esmę. Suvokti, kad visata visą laiką padeda. Dieviškumas visą laiką padeda ir stengiasi mus atrišti nuo visko, kas mums kenksminga. Ir tam ir gaunasi situacijos. Todėl reikia, suvokus šitą dalyką, sugrįžti atgal, pramastyti savo gyvenimą ir įėjus į tas situacijas, tiesiog įsivaizduoti, kaip mes priimam tai ir dėkojam Dievui. Dėkojam dieviškumui už tai, kad jisai atsiuntė mums pagalbą. Už tai, kad jisai sugriovė kažką, prie ko mes buvom labai prisirišę. Ir tas prisirišimas mus laikė tobulėjimo kelyje, neleido mums eiti toliau, neleido išsivalyti ir eiti ir tobulėti. Kada mes visą tai išjausim ir padėkosim dieviškumui, ta situacija tiesiog mūsų viduj relaksuosis, jinai nebeįtems mus, jinai nebebus mums aktuali šiandieną, jinai liks praeityje jau sutvarkyta ir harmoninga. Taigi, norint susitaikyti su praeitimi, reikia sugrįžti su naujais dabartiniais mūsų suvokimais, išgyventi tas situacijas naujai, susitaikyti su jomis ir tada galėsit laisvai, be šitų svarsčių žygiuoti į harmoniją, į ateitį.